Ir ten tos Bolonijos, nu kaip mūsų Litexpo vado žmona buvo Italijos taksų prezidentė, kažkaip taksų tai ne tų, o tų ilgų šunų. Tai, o paskui mane kvietė, kaip nekvietė, aš pats siūsdavau taksus susigalvojęs ir mane už tai kviesdavo už nieką atskristi, pagyventi ten pavadinę, banketus kvietė, dovanų gaudavau. Ir taip tęsėsi gana ilgai, 6 kartus aš ten buvau. Tai su taksais išėjau į platų pasaulį. O šitas tai buvo čia toks jau gerais laikais, kai nusiuntė savo Čipoliną ir aš ten galvoju, nu šitas, bet šitą įdėjau į katalogą mordą. Tai jau tada mano tas nosis ilgėjo ir paskui jau kaip pelikano dariau, tai ten ir taksas ir pelikanas su kovos gausis. Kad man žmonių neduoda paišytas, žino, kas gausis. Tai vat taip išėjau į pasaulį, Grimbrės mano ten 6 yra, čia nevaldo. Nu, tokios išlikomis. Nu, ten perlės, perlės ten, vabalai. Bet ten norėjau labai ryškių spalvų ir kad labai linksmai. Linksmai nelabai gavosi, bet ten ryškiai. O paskutinis mano ten pelikano, tas neturi taksas yra jau Pranas ir Antanas, tai čia va su Žiūlyte kažkaip senai susitikom, o po 10 metų jos pastangom išėjo šitą. Po to aš kaip ir laisvas nuo kūrybos.